Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ką, sveikinu visus su praėjusiomis šventomis Velykomis, tai yra Kristaus prisikėlimo ir vyrų diena. Tikiuosi, per Velykas nepamažinote kiaušinių kaip ir aš, na ir bandysiu nesugadinti šiandien oro, analizuodamas svarbiausias savaitės rungtynes. O jūs be to nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalo. Na ką, balandžio 4 dieną visa Lietuva turbūt priglus prie televizorių ekranų, kas negalės nuvykti į Monaką. Taigi Monako prieš Kauno Žalgirį. Žalgiriui žūtbūt reikia laimėti rungtynes, norint išsaugoti viltį, patekti į krintamąsias varžybas, nes pralaimėjimo atveju žalgiriečiams tie šansai liks tiesiog mikroskopiniai. Monako pastaruoju metu žaidžia tiesiog įspūdingai, iškovojo Eurolygoje 10 pergalių per pastarąsias 11 rungtynių. Bet Monako pergalės nebuvo įspūdingos, dabar labai sunkiai buvo nugalėtas vienas outsiderių Vilerbano Asvel klubas, prieš tai tik 1 tašku įveikta Valencija, dar prieš tai 18 taškų skirtumų. Monakas namie nusileido Milano ekipai, kurią neseniai paklupdė žalgiriečiai. Taigi tikrai banguoja Monako žaidimas, kaip ir orai pastaruoju metu Lietuvoje. Na ir į duobelę krito Maikas Džeimsas, Monako komandos asas. Jis per pastarąsias 3 Eurolygos rungtynes pataikė tik 1 tritaškį iš 13 ir tuose 3 mačuose renka vos po 12 naudingumo balų. Aišku, Monako neparankus varžovas Žalgiriui, nes tai greita, atletiška labai komanda, tačiau šlubuoja Monako krepšininkų pataikymas, jie retai klysta, taip, žalgiriečiai ir tritaškiais pranoksta Monako komanda ir manau, kad Žalgiris dabar užsiauginęs yra didelius sparnus ir esu optimistas, tikiu, kad žalgiriečiai, vis dėlto išplėš pergalę minimalių skirtumų 1, 2, 3 taškeliais. Balandžio 5 dieną Turkijos milžinų akistata Stambulo Fenerbahče prieš Stambulo Anadolu Efes. Visa Lietuva sugniaužusi kumščius lauks Fenerbahčės pergalės. Tikėsimės, mano draugas geras Šaras padės Žalgiriui, nes Anadolu Efes pergalė yra būtų labai nepalanki Kauno komandai. Fenerbahčė yra favoritė. Efeso gynyba kiaura kaip rėtis, kaip vargetos kišenė. Paskutinę vietą užima Anadolu Efes pagal praleidžiamus taškus, beveik 87 taškus praleidžia. Šiaip Fenerbahčė ir geriau gynasi, šiaip geriau organizuota komanda, iškovojo 5 pergalės per pastarąsias 6 rungtynes. Ir Feneriui reikia pergalės, kad komanda bent 4 vietoje liktų reguliariajame sezone ir turėtų namų aikštės persvarą ten ketvirtfinalėje atkrintamosiose varžybose. Nigel Hayesas yra dieviškos sportinės formos, manau, kad jis tikrai 20 taškų, bent jau 20 suvers varžovams. Fenerbahčė pergalė maždaug 10 taškų skirtumų. Na ką, nestiks dėmesio vertų kovų ir Lietuvos krepšinio lygoje. Štai šeštadienį Mažeikių Basket Delamaud Telšiuose priims Utenos Juventus klubą. Mažeikiečių toks solidus žaidimas yra viena didžiausių šio sezono staigmenų. Komanda tragiškai pradėjo sezoną, bet dabar laimi daug rungtynių, rimtai drasko akis, net pajėgioms labai komandoms. Tai neseniai tik per Marytės plauką mažeikiečiai nusileido 7bet Lietkabeliui ir vos pralaimėjo Neptūnui, tikrai galėjo irgi iškovoti pergalę. Juvės žaidimas labai nestabilus, Juvei reikia pasiekti 4 vietą reguliariajame sezone, lenktyniauja su panevėžiečiais uteniškiai, o mažeikiai su Neptūnu kaunasi dėl 6-osios pozicijos. Neseniai komandos žaidė Telšiuose ir tada pergalę šventė Basket Delamaud. Manau, kad šį kartą irgi triumfuos Žemaitijos klubas maždaug 5 taškų persvarą.
Sekmadienį Vilniaus Rytas ASG arenoje kovos su Panevėžio 7bet Lietkabeliu. Neseniai komandos ietis sukryžiavo Panevėžyje ir ten Vilniečiai išsivežė pergalę. 7bet Lietkabelis gali vėl verstis be Džordžio Gagičiaus ar Dovio Bičkauskio. Vienas iš jų ir rungtyniaus tikėtina nebus geriausios sportinės formos. Aišku, Rytui gali pritrūkti motyvacijos, nes tikrai realiausia, kad Vilniečiai reguliariajame sezone liks antri. Be galo bus sunku pakilti pirmą vietą ar net nukristi į trečią. Taigi atrodo, daugiau motyvacijos turėtų turėti panevėžiečiai, kuriems labai svarbu užimti jiems bent ketvirtą vietą. Vis dėlto manau, kad jėgos yra dabar šiek tiek nelygios. Vilniečiai atrodo geriau, jie jaunesni, greitesni, ištvermingesni ir šį kartą, vėl manau, turėtų nustelbti 7bet Lietkabelio žaidėjų patirtį. Taigi Ryto pergalė apie 10 taškų persvarą. Taigi tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio įžvalgos ir prognozės. Ačiū, kad žiūrėjote, linkiu sėkmės ir tikiuosi, kad orai Lietuvoje vėl pagerės ir galėsim atidaryti vasaros sezoną. Iki.